yra toks geras, žmonių valdymo būdas, kada jie paima paskolą. Jie sako, aš esu laisvas. Jo, laisvas gali neimt, o toliau visa visuomenė rodo, kaip tu turi gyventi ir kas yra geras gyvenimas. Ir aš kaip tas, kaip tu sakei, vergvaldys ar tas, kuris stebiu kapitalizmą, kai jūs paimat paskolą, Marksas sako, tai yra iškart mirtis, laisvė ir padorumui. Jie pradės dirbti. Aš žinau, kad jūs turėsit atiduoti šitą. Aš žinau, kad jūs turėsit dirbti. Jūs man kalbate apie laisvę, bet visas supratimas, kam ta laisvė, visa ta tokia industrija supratimo, kam ta laisvė, jūs priverčia dirbti. Aš daug kartų sutinku studentus, buvusius, kurie universitete mes susitikdavom ten, iš tikrųjų, laisvoje diskusijoje. Ir klausiu, ką tu dirbi? Robertai sako, neklauskit. Neklauskit. Aš suprantu, kad jie dirba tam, kad atiduotų paskaitas, jie dirba tam, kad reikia dirbti. Kas žmonių pasaulyje įprasta yra, bet va tas, kaip tu sakai, ar mes tapom laisvesni, tai... Tai palaukit, tai žiūrėkit, profesorių, tai atmetimo reakcija, kuri kyla prieš Aristotelį, klausant Aristotelių, kad visi, kurie dirba vardan naudos pinigų ar ten dėl kažkokių išorinių dalykų yra vergai ir laisvieji žmonės daro tai be naudos, netinka dėl to, kad tai buvo seni laikai, ten kitokia visuomenė, vergyja ir visa kita, bet dabar, ką jūs dabar pasakėt, patikrinam labai paprastai. Tai jūs, jeigu esate laisvi, tai laisvas žmogus gali dirbti arba nedirbti, sakyti, darysiu arba nedarysiu. Tai norėdami patikrinti, ar jūs esate daug kartų laisvesni negu Aristotelio laikų žmonės. Jūs dabar tiesiog, bravo, Robertai. Tiesiog pasakykit savo, tipo, aš dabar neisiu, nedarysiu to, nemokėsiu mokesčių to ir tada paaiškės, kiek dalykų jums dar priklauso šitam gyvenime. Kiek jūs esat. Bravo, viskas, tai bus mūsų paskutinė laida, nežiūriu daugiau, aš čia neturiu ką veikti. Tu, Robertai, viską vienas gali. Ne, profesoriu, tikrai ne.